walking out the door. She said, did you learn your lesson well? Don't you go kiss and tell. Is it heaven or is it hell? Šiandieną mes žygiuosime šiaurietišku ėjimu iki Gaziukų pasigyvenimo namo. Pasinaujukai ir Dovydai. Gerti skanios žolelių arbatos. O kas norės, dar ir instruktažas, kas pirmą kartą eis šiaurietišku ėjimu. Dabar čia po šitą rasą gal, nežinau, ar čia labai tinkama pravedžioti, kad batukai nesušlaptų iš pergyvenimų. Bet jau vis tiek sušlaptai nešlampai. Dar, atsiprašau, prieš pradedant instruktažą dar perduosiu žodį Nordic Walking Style konsorciumo atstoviai Janinai ir atstovui Jonui. Matyti tokį gausų būrį. Raimonda labai puikiai organizatorė. Į tokį vienintelį kvietimą atsiliepė taigiai, neplanuotai tiek daug žmonių. To aišku, esam nustebinti, bet maloniai nustebinti. Reiškia, esam reikalingi, mūsų lazdos reikalingos. Ir toliau jas tobulinsim. Šiandien galėsim pristatyti, jeigu bus įdomu, patį naujausią mūsų modelį. Bet ir šitos, kurios čia yra dar treniruočių lazdos, taip pat puikiai atlaikys žygį. Tai geros nuotaikos ir Raimonda truputį parodys, kad neitume kaip pasiramšiuodami, bet eitume šiaurietiškai, truputį reikia pasimokyti keletą technikos elementų. Būtų labai gerai, jeigu būtume ratuku visi. Didinam ratą. Dar Jonas kažką. Darom ratuką dar Jonas. Reiškia, aš tikiu visiems gero šiandien žygio, gero oro. Oras pradžia gera, kad tik nepradėtų snigti. Manysim, kad čia bus viskas gerai. Ir kaip ten pas mus tuose lankstinukuose mes dabar tokį šūkį turim, labai gerą. Gana plepėti, laikas judėti. Taip, kad judam, mažiau plepam, judam ir čia gražiosios mūsų... Va, tokį laiką turi tokį ritualą. Pasisveikina arba atsisveikina. Va, šitai, tokiu garsu. Tai malonai suteikia jėgų. Pasisukam į vieną, tai jo, Raimonda eis viduj, mes iš išorės, arba nachaidama abi viduj, o visi aplinkui. Eisim ne tik rankų, bet ne tik kojų, bet ir rankų pagalba, bus toks mostas. Bet tai pasidarykit vietos visi. Čia, kad mentis mūsų pradėtų po truputėlį dirbti, įsijungtų į veiklą, kad žinotumėm, kad jos turite. Matot, kaip aš darau, ranka ištiesta, rankos ir alkūnės ištiestos. Ir lazdos įžambios. Truputį jos prikeltos, su mažaisiais pirštais rankeną truputį prikeliam į viršų, ne taip. Lazdos įžambios. Va taip, va, ir vis nuleidžiat rankas. Nesuleidžiat alkūnės, bet ištiesat rankas nuleidžiat. Ir į priekį ranką tik kaip labas duotume žmogui. Tik tai kaip labas. Lazdas ant žolės. Ir pradedam eiti. Palaiduojam pečius, nieko neįsitempia. Mūsų rankos pradės natūraliai judėti. Ir taip ir mojuokim, kaip jos turi judėti. Pradedam eiti. Nuleiskit lazdas ant žemės. Ant žemės lazdos, jeigu rankas. Matot, pradeda teisingai rankos judėti. Priešingą ranką, priešingą koją. Kaip žygiavimas. Aš neėjau mūros. Ir pradėkime atsispirinėti. Tai yra priekyje tvirtai įsteigiam lazdą į žemę ir lazdą. Rankos per alkūnės įsteigiam. Įleisi pečiai, rankos priekį tvirtai su visa delno apvaliu įsteigiam. Apvaliu delno. Rankena įslysta iš delno. Kai atsiskrenda.
Ėjo 6 kilometrus. Tai jau pas neapsisuktų galva, galai nepakeliui ir išmoktų.
darykit, jeigu jaučiate kažkurioje vietoje, tarkim, vietą, ne? Šitoje vietoje kiek sulūžo. Čia atsargiai. Ne, bet čia galit šitą pasiekti nesunkiai, bet tiesiog kažkas lasdas. Šiaip jos ten iš tiesų yra. Čia taip, aš padarysiu. Gal tu balsas, kai Reikia pagalbos. Tai padarysiu. Paskiau užpakalinės kojos ką daryti. Ir visus Aš kartoju kaip beždžionėlė, žinai.
Kaip tu važiuosi? Jūsų geranoriškas požiūris į tai, ką mes šiandien darėm. Ir tikrai aš noriu padėkoti Raimondai. Čia jos yra idėja ir vis tik jie čia suorganizavo, kad mes čia susirinkom. Dabar trumpai pertrauksiu po to, kad pratęst, kur ta idėja Bet buvo. paskui leisim toliau pakalbėti. Ačiū. Aš galvoju, kad čia viskas. Šviesi mergaitė organizavosi su Justė čia. Juste susiėjimą. Iš to išėjo, kad reikia praeiti šiaurietiškai. Iš to gavosi, kad mažam ratelį, bet po to pašnekėjus su Janina gavosi, einam daug. Žodžiu, vat, nuo pirmadienio iki sekmadienio sužydėjo šitas visas ta idėja. Tai va čia ne mano, o čia tiesiog inspiracija. Tai tikrai noriu visiems padėkoti ir aš tau nejaukiai, kad mes lyg atvažiuojam čia, mes atvažiuojam tikrai atvažiuojam parodyti jums, kas yra šiaurietiškas ėjimas ir kartu su jumis pabendrauti ir paeiti. Tai tam, kad tos idėjos toliau rutuliuotųsi ir neblėstų, mafijinė struktūra toliau vystytųsi puikiai. Nekalbėk daugiau. Va. Taip, nes prie to prisidėjo dar bendruomenė. Va, tai tikrai mes šiandien jau norim lėkti, turbūt, jums gero vakaro, gero pasibuvimo. Ir neužmirškite šiaurietiško ėjimo, tikrai visi, kas eis, pamatysit naudą. Naudą pamatysit ne iš karto. Ir tikrai mes šiandien kažkaip nevedėm tokių mokymų, kaip vedam mokymus, Janina ir Raimonda, jos tikrai puikios instruktorės, sertifikuotos ir viską žino, kad mes tiesiog darėm žygį to. Ir tikrai tame žygyje daug kas ėjo neteisingai. Bet ne čia esmė. Noriu pasakyti, kad kiek praktikos turiu, tai beveik nebuvo tokio atveju, kad žmogus paėmęs lazdas į rankas iš karto eitų teisingai. Ir lygiai taip pat beveik nebuvo tokio atveju, kad žmogus pasimokęs valandą laiko neįsisavintų šitą. O nauda iš ėjimo ateina vėliau. Ne iš karto. Ateina tada, kada jūs išmokstat kaip vairuojant, kada jūs įsisavinat automatiškai vairavimo judesius, tada jūs galit grožėtis vaizdais. Tai čia lygiai taip pat, kai jūs automatiškai įsisavina šiaurietiško ėjimo patį judesį, tada jūs galite daryti šitą atsispyrimą ranka, kur mes sakėm, ir tą įkvėpimą ir visą kitą, tada jūs patirėt savo, reiškia, naudą savo sveikatai ir eidami galite jau grožėtis ir vaizdais. Tai va, taip, kad reikia tikrai eiti ir mes jums pasaugom, reikia, kada ten buvo lankstinukai tokie padėti, jeigu kas nepasiėmė, tai mes dar čia galim palikti. Skambinkite, ten telefonas yra Janinos, Raimonda irgi gali visada padėti ir tikrai mes esam, na, kaip čia pasakyti, kaip ir entuziastai šito sveikatinimo būdo, mes kuriam klubą šiaurietiško ėjimo ir tikrai bendruomenė braziukų tikrai tokia, va čia jūs tokia turi tokią Dievo dovaną, tokią gerą aurą turi, nes, kiek aš žinau, čia kiek žmonėm pašnekė, taip aš atvažiuoju ir iškart pradedi gerai jausti. Tikrai ta aura gera. Gerai jausti. Reiškia aura gera. Gerai jausti. Tai va, tai kiek sėkmės gera sveikata. O galėsim dar pakartoti dar? Galėsim. Manau, kad čia iš veidų matau, kad nori dar. Galim eiti net žiemą. Ir žiemą mes bandėm, Raimonda vedė, labai patiko. Ir taip, kad tas nenusloptų šitas judėjimas. Skaitom, kad jūs esat visi užsiregistravę, mes turim mūsų duomenį, kad klubo šiaurietiško ėjimo stilius nariai ir toliau kviesti prisijungti prie tokio mūsų mėgėjiškos entuziastingos veiklos ir tas rutuliosis per visą Lietuvą ir iš Kauno apskrities ir toliau, eiti į Braziukų toliau išeisim.
Daisim ir iki Švedijos, ir iki Suomijos. Sekmadienį, kur einam. Sakė, buvo idėja, kad Ikėja, ar dar yra? Neišvažiavo moteris. Organizuoja, gali pakviesti Lampėdžiuose. Ramūnė tada parašys, tada vėl Kartelė bus yra paskaityta. ant kranto, kągi parašyta, ne? Atsiųs. Ir tada iškart vėl Raimondas paskleisim. sukoordinuos. Jau suprantam, čia mūsų žygių koordinatorė. Taip gavosi. Pirmas, kaip sakyt, žinai, debiutanto sėkmė. Jo. Jo, labai. Sėkmė čia puikiai. Puikiai, jo. Devynios lakstys. Tai kad Jo. Dar jeigu norit, galit pažiūrėti paskutinius mūsų modelius. Tik iš gamyklos, dar niekas nematė, visi pirmieji. Va, klubo, kokiam yra, klubo nariam kokiam privilegija. Pirmieji pažinti mūsų modelį. tai aš apžiūrėsiu. Čia va 3 spalvos Juoda, juoda, gedulinga juoda, tai raudona. Tiesiog, nu, ant viršaus. Jis yra raudona, kad. Jonas gali papasakoti, čia kuo jie skiriasi. Nuo ko? Ne, nu ką čia. Nuo ankstesnio mūsų Mes modelio. čia lekcijos gal nevesim, gal niekam čia per daug neįdomu, bet turiu pasakyti, kad čia yra kurta Lietuvoje. Kurta, tai reiškia, kad viskas čia gaminta. Pagal mūsų užsakymą visi dizainai ir komplektuojančius ir panašiai. Prieita prie to yra tikrai per 2 metus. Atrodė pradžiai labai viskas paprasta, kai pridėjom prieš 2 metus, mes tikrai prigaminam nelabai kokybiškų dalykų. Kol priėjom prie kokybiško, tikrai priėjom prie tokio, kad mes dabar jau naudojam, aliuminį niekada nenaudojam vamzdelių, kad tai yra netikęs dalykas. Čia yra 300% anglies pluošto, arba taip vadinama karbon 300%, tai yra optimalus variantas tarp kokybės ir kainos. Geriausias gaunasi santykis, yra labai lengvas, labai tvirtos lazdos, naudojam 10% stiklo pluoštinę. Ir naudojam tik tai natūralų kamštį dabar, tai yra natūralus kamščio rankenos. Bandėm, reiškia, buvo dirbtino, daug kas vadina kamštį, bet yra dirbtinis kamštis, yra visai kas kita, tai yra natūralus kamštis, jis švelnus kaip medis, gerai valosi. Toliau kietmetalio antgaliai, reiškia, ypatingai kieto metalo antgaliukai. Ir šiaip, ir dizainas, tai čia yra skonio reikalas. Mūsų dirželiai mums gaminti specialiai pagal mūsų užsakymus. Tai tokia nauja komplektacija, kurią mes laikom, kad mes jau pasiekėm tam tikrą neblogą lygį ir jau domisi užsienis šitais mūsų produktais. Jau pradeda pabiškė nudirbti ir už Lietuvos ribų. Dabar naują modelį išleisim, po naujų metų jau yra bandomieji variantai reguliuojama ilgą lazdos, kur pasisukai pasireguliuoja. Bet šiaip savo vaikščiot, savo tik tai mes rekomenduojam nereguliuojamą. Nes vis tiek, nors mechanizmas tikrai mūsų tas reguliavimo geras, bet žinot, vis tiek yra mechanizmas. Kiekvienas mechanizmas jisai kada nors gali sugesti. Kiekvienas mechanizmas, kad ir labai aukštos kokybės. Genda ir Mercedesai, ir BMW ir panašiai. Kuo daiktas paprastesnis, tuo jis yra patikimesnis ir lengvesnis ir pigesnis. Tai va. Tai ką, tai aš čia nenorėjau per daug šnekėti, bet va, kas išprovokavo. Gaila, kad išvažiuojat. Kitas į gal ir pirteliai pabūs. Tai pirteliai su mielu noru, bet gavosi taip, kad mes vakar iš Vilnius grįžom paskui. Ir bandai išėti. Pusė pirmos, tai pats iš pirtelės. Ne paskutinį kartą.